Ar galvoji, kad ekonomiškai kairė geriau naudingiau nei dešinė, bet atmetant iškraipytą dabartinį ją variantą ir žmogaus teisės grinai ekonomiškai? Aš žinok, ekonomiškai labai nenusimanau. Kaip aš įsivaizduoju, kad greičiausiai turi balansuoti. Ir nėra greičiausiai nustatytos taisyklės, gal paimti konkretų klausimą, pavyzdžiui, ten buvo kažkada sprendžiamas klausimas, kiek, pavyzdžiui, įmoniai kokiai leisti, tarkim, išnaudoti darbuotojus prieš kiek jie turėtų vis dėlto darbuotojus pasirūpinti, tarkim. Nes visą laiką bus balansas. Jeigu įmoniai per daug leisi, per daug užspaustos darbuotojus savo, ir darbuotojai bus nelaimingi ir tas nėra gerai, realiai. Ir tai bus žmonių išnaudojimas, tarkim, tai nėra negerai. Jeigu per daug neleisit, įmonė negalės egzistuoti, negalės užsidirbti, mes visi nuo to nukenčiam. Ir vartotojai, ir galų galėti darbuotojai. Tai kažkur vis artėja radikalios pozicijos, kaip suprantu, neveikia ekonomikoje. Tai visą laiką turėsi kažkiek balansuoti. Ir man atrodo, kur yra tas aukso viduriukas, literaliai jis keičiasi, man atrodo. Tai natūraliai politikoje, kas 4 kažkiek metų, kai perrenki, gal ir ta kryptis šiek tiek keičias, man atrodo, ta švytuoklė iš tikrųjų šiek tiek balansuoja. Vieną kartą gal biškai biznėm daugiau duodi, tada atgal darbuotojai ir tas balansuoja kažkur apie vidurį, kur turėtų būti. Bet, sakau, aš ekonomikoje tikrai nelabai nusimanau, aš vis dar nežinau, man atrodo, aš sakyčiau, ekonomiškai aš centre būčiau, nes kai kurios vietos, kur prieš tai gal sprendimai buvo priimti, kur sakytumėm per daug biznėm davėm, valios. Ten, sakyčiau, tada reiktų turbūt kairę tą poziciją prisimti, kad šiek tiek žmonėm duot labiau. Bet kai kuriuose srityse gal žmonėm arba, biznius kaip tik nuskriaudė ir ten galbūt reiktų biznėm labiau duot, arba per reguliaciją kažkokią. Tai čia turbūt priklausyti labai nuo situacijos, bet jo, aš nežinau, nėra mano tema. Bet jo, pasakysiu tiek, kad ekonominiuose klausimuose tikrai svarbu vertybės yra. Nes net tai pačiai ekonomikai, man atrodo, negalima ignoruoti ir apsimesti, kad mes tik pagal skaičius skaičiuosim, nes galų galia tie skaičiai labai dažnai nusilemia nuo to, kaip žmonės apskritai jaučiasi apie ekonomiką ir panašiai. Jeigu ekonomika performance, o žmonės nesijaus, aišku, nesvarbu. Ar klaidinga priskirti save kažkuriai pusė? Ar klaidinga priskirti save kažkuriai pusė, nes ir viena ir kita turi savo pliusų minusų? Tu kaip nori, tas ir yra. Aš net nežinau, Lietuvoje iš viso. Amerikoje, jeigu sakys kairė, tai lygų demokratas iš esmės. Nors tu galbūt iškai ne demokratas, galbūt tiesiog liberalas koks būtum, tarkim, okei. Bet labai visi priskirtų iš karto tau tarsi tu esi demokratas, o labai... Ir ten yra labai aiškios pusės. Ir vertybiškai, ir realiai ekonomiškai, plus minus, jie, gan aiškiai pasidalinę. Lietuvoje Žemaitaitis skaitos kairysis, socdemai skaitos kairieji. Ne pagal vertybės, o nes jie tipo, iš komunistų senų, kas buvo kairė judėjimo to pusė, kaip suprantu, socializmas ir panašiai, iš tos ekonominės pusės. Bet pasaulyje nieks nevartoja pagal ekonominę, nebent kalbės apie ekonominę kairę, bet dažniausiai, kaip kalba apie Ameriką, ten sutampa. Pas mus nesutampa. Vertybiškai ten, nežinau, vertybiškai. Šimonytė ir daug dabar konservatorių yra kairieji vertybiškai. Ne centro kairieji vertybiškai. Bet daug yra ir dešinieji. Pati konservatorių partija, pavadinime, konservatoriai krikščionys demokratai, visiškai dešinieji tada. Ir krikščionys, ir konservatoriai. Čia dešinioji tada pusė. Ekonomiškai jie irgi dešinieji. Bet vertybiškai, tai toks irgi. Lietuvoje belenką reiškia. Tai aš net nežinau. Aš nežinau, kai manęs paklausė tų kairiųjų, dešiniųjų, vertybiškai aš kairysis skaityčiaus. Ekonomiškai aš turbūt kažkur prie centro labiau trinčiaus. Bet toks... O realiai tai tik etiketės. Galų gale tu gali priskirti save kokiai nori pusiai, bet jo, nežinau ar verta, jeigu nori, gali. Nes čia priklausys jo net apie kurią šalį kalbės ir ką reiškia ta kairė dešinė žmonėm. Nes Žemaitaitis pagal vienus jis kairė, pagal mane jis nėra kairė, bet jis fašistas, bet o ne kairė, bet okei. Ivarsiliauskaitė
O, pilnai sutinku, bet man atrodo, dėl to atsirado tas sumaišymas kairės ir dešinės, kaip, pavyzdžiui, pas mus, nes ekonomiškai dešiniai pagal žmogaus teisės gaunasi jau kažkaip kairė ir panašiai. Jo, jeigu vertybiškai ir ekonomiškai gali skirtis ir pas mus tas labai taip tarsi susimaišė šiek tiek ir jo. Į Vasiliauskaitę dar kada reaguosi, dabar bent jau neplanuoju, nežinau, prarado tą jau senai man žavėsi, kai mes ten žiūrėjom gal 10 video, senai prieš kokius 3 metus išsiaiškino maždaug ir viskas, paskui nelabai ir darė tų video įdomių ir tom ir baigės reaktai. Man asmeniškai juokingiausias Sinicos pasakymas, japina apie Trumpą, buvo absoliutus ekonominis liberalas, tipo kaip tu įsivaizduoji šiuolaikinę ekonomiką. Sinicos sakė, kad Trumpas yra ekonominis liberalas? Nu jo, įgės liberaliai, palais. Palais matė tą video, kur Trumpas sukūrė tą savo... Trumpas sukūrė Board of Peace savo, kur pasikvietė draugelius diktatorius. Ir tada jisai... I want to let you know that the United States is going to make a contribution of $10 billion to... Tada jis paėmė į tą savo valdomą Board of Peace Amerikos vardu pats paskiria 10 milijardų? What? Aš nežinau, kas ten, aš neįsivaizduoju, ką jis daro, kas ten daros. Tai what? Jo, čia, in an extraordinary and illegal move, Trump says he's transferring $10 billion from the US government to his Board of Peace, which he chairs and can therefore use the funds as he wishes. Tai tipo, nes... Ką? Nu, taip, aš nesuprantu net. Neįtikėtina, tiesiog neįtikėtina. Tai jo, jis labai liberalus, kai reikia babkų, gės persivesti, žiūrėjau, aš nežinau, ką jis ten daro, bet jo.